Kas čia ką tik buvo? Cepelinai tai, vau, žinokit. Valgyklose aš ieškau naminio maisto ir būna visaip. Širdelės valgykla. Užeinam? Išbandant naują vietą, svarbu per daug nesitikėti. Tad būtent tokia nuotaika praveriu širdelės duris. Pakylu laiptais į viršų, kur išvystu 90-ųjų metų interjerą, ugnį ir paveikslą su širdelėmis. Jei teisingai suprantu, viduje mane pasitinka savininkas ir šviežiai keptos mėlynės bandelės. Meniu galima rasti nuo blynų, kepsnių iki žuvies. Užsisakau pusę cepelinų porcijos už 3,90, karališką karbonadą už 6,70 ir naminės gyros už 50 centų. Dar apžiūrim padažus, interjerą ir einam valgyti. Ai, ir nors ribos neėmiau, bet vis tiek pasiėmiau tą mėlynę bandelę. Labai noriu pabandyti, nes sakė patys kepa. Ir pagaliau matau tikrą pilką lietuvišką cepeliną, neišbalusi kaip kitur būna, o karbonadas tai kokio piršto storio. Aišku, galėjo pasistengti dėl manęs ir neiširusi cepeliną duoti, bet tai tik įrodo, kad manęs nepažino ir galėsiu valgyti savo ramiai. Paragaujam bandelės, kuri buvo tikrai puikaus skonio, pasikapstom cepelinuose. Patikėkit, valgyklose esu ragavęs daug cepelinų. Ir nežinau, ar mūsų skonis sutaps, bet čia jį buvo vieni geriausių mano ragautų valgykloje. Pilkas, tamprus ir skanus starkis. Tokio jau senai niekur neragavau. Aišku, jeigu jums patinka tampresnė pusė, bet man čia buvo idealiai, o pilna porcija 5,50. Tad verta vien dėl jų atvažiuoti. Iš karbonado dėl to užkepimo daug nesitikėjau, bet paragauju ir antakį kyla į viršų. Ar jie naudoja česnaką marinuodami? Nes be to viršaus būtent toks ir buvo mano vaikystės karbonado skonis. Na gal tik plonesnis mūsų šeimoje būdavo. Bet dar gali pykti už didelį kiekį mėsos. O jei kažkiek norėčiau pykti, tai pasakyčiau, kad košė buvo vandeninga, bet visumoje super. Skanaus. Kas čia ką tik buvo?